Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Siųsk mane. Tada išgirdau Viešpaties balsą. Ką man siųsti? Kasgi bus mūsų pasiuntinys? O aš atsiliepiau, štai aš, siųsk mane. Izaijo 6 skyriaus 8 eilutė. Dar būdamas jaunuoliu, sunkiomis ir slegiančiomis aplinkybėmis, Izaijas buvo pašauktas pranašo misijai. Jo šaliai grėsė nelaimė. Judo gyventojai per nepaklusnumą Dievo įstatymui neteko jo apsaugos, o asirų pajėgos jau greitai ketino įžygiuoti į Judo karalystę. Tačiau pavojus kylantis iš jų priešų nebuvo didžiausia nelaimė. Giliausia nerima Dievo tarnui kėlė žmonių užsispyrimas. Savo nepaklusnumu ir užsispyrimu jie patys šaukėsi Dievo teismo. Perduoti perspėjimo žinios buvo pasiųstas jaunas pranašas, kuris žinojo, kad teks susidurti su atkakliu pasipriešinimu. Užduotis jam atrodė beveik beviltiška. Tokios mintys jam nedavė ramybės. Stovint šventykloje, staiga prasiskyrė vidinė šventovės uždanga ir jam buvo leista pažvelgti į šventų švenčiausiąją, ten, kur pranašo koja negalėjo įžengti. Regėjime prieš jį iškilo Viešpats, sėdintis aukštai soste, su visą šventyklą pripildančiu apdaru. Kiekvienoje sosto pusėje sklandė serafai, kurie 2 sparnais skraidė, kitais 2 sparnais dengė savo veidus, o likusiais 2 dengė savo kojas. Dar niekada anksčiau Izaijas nebuvo supratęs Viešpaties didingumo ir jo tobulo šventumo. Jis jautė, jog būdamas silpnas ir nevertas, turi mirti nuo šio dieviško artumo. Jis sušuko, vargas man, nes esu žuvęs. Aš žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos, ir savo akimis regiu karalių, galybių Viešpatį. Bet pas jį atėjo serafas, kad padėtų tapti tinkamu savo didžiuliai misijai. Žėrinti anglis nuo aukuro buvo pridėta prie jo lūpų ir pasigirdo žodžiai. Žiūrėk, žarija palėtė tavo lūpas, tavo kaltė panaikinta ir tavo nuodėmė nuvalyta. Ir tada Dievo balsas ištarė, ką man siųsti? Kasgi bus mūsų pasiuntinys? Izaijas su šventu pasitikėjimu pasakė, štai aš, siųsk mane. Pranašas buvo pastiprintas prieš atliekant jam pavestą darbą. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.